Sveiki. Pavojingų atliekų deginimas. Ši tema skamba panašiai kaip kokio karo pavadinimas. Bet pasaulyje šis procesas vyksta visai taikiai. Tad kaipgi yra ir bus Lietuvoje. Kiti laidos puslapiai bus žymiai švelnesni. Paskelbsime teisingą atsakymą į anksčiau laidoje skelbtą Viktorinos klausimą apie energijos taupymą virtuvėje, išgirsime naują klausimą apie šildymo kainas, o pabaigoje keliausime į Norvegijos fjordus ir kelių šimtų metų senumo medinius miestelius. Medicininės ir pavojingos atliekos tai tos, kurios jokių būdų negali patekti į buitinių atliekų sąvartyną. Ir štai pavyzdžiui Vilniuje užteko porai mėnesių stabtelėti medicininių atliekų deginimo įmoniai, kai medikai paskelbė aliarmą. Ligoninėse tiksi ekologinės bombos. Vilniaus universiteto širdies chirurgijos centras. Čia kaip ir visose ligoninėse po kiekvienos operacijos lieka daug kraujingų ir pūlingų tvarščių, švirkštų, net žmogaus kūno dalių ir organų. Medicinos atliekos turėtų būti kuo greičiau utilizuojamos. Pagal higienos normą dabartinę galiojančią vasarą per 48 valandas, žiemą per 72, bet jeigu yra saugoma šaldiklyje, tai iki 3 mėnesių. Reikia taikytis, net mes taikom vežti, kada nėra saulės, kada tokia diena, arba jau kada saulė leidžiasi, arba dar nepakilusi. Tai yra užkristus, tai yra jos daugėja, plečiasi, kvapai, smarvės auga, rimtumo reikalauja. Medicinos atliekos išvežamos deginti. Vilniuje tam buvo pastatyta speciali įmonė. Tačiau šiandien medicinos atliekų deginimo darbai įmonėje sustabdyti, užfiksuota pažeidimų. Buvo nustatyta tai, kad įmonė vykdo atliekų deginimo veiklą, neturėdami teisės, pažeisdami teisės aktų reikalavimus. Taip pat buvo nustatyta, kad buvo išmesta į atmosferą teršalai, viršijantis leistinas ribas. Tai buvo viršytas chloro vandenilio ir kitų dalelių koncentracijos. Sustabdžius medicinos atliekų deginimo darbus, pradėjo tiksėti ekologinės bombos. Bendras stabdymas čia buvo virš mėnesio, kažkur tai 1,5 mėnesio čia buvo šita problema. Sandėliuose pradėjo kauptis tonos pavojingų infekuotų atliekų. Pagal leidimą taršos integruotos ir prevencijos mes galim kaupti 20 tonų. Mes per šitą, kaip čia pasakyti, vajų karą sukaupėm iki 17 tonų. Aiškia, leidimo ribose. Aišku, mes surinkom rekordinį skaičių šiuo momentu. Aš manau, kad gelbėdami kitas medicinos įstaigas, bet neviršijom leistinos normos ir mūsų aptarnaujamos įstaigos jokio diskomforto nepajautė. Jos galėjo jausti tik tais iš žiniasklaidos, iš nuogirdų, iš kitų medicinos įstaigų, kad yra problema. Didžioji dalis medicinos atliekų vienkartinės medžiagos, tarsliava, apklotai, pirštinės. Kuo daugiau vienkartinių medžiagų, tuo daugiau medicinos atliekų, tuo daugiau keliauja į sąvartynus, tuo labiau teršiama aplinka. Šią problemą Lietuva apie 10-metį bandė spręsti įvairiais būdais. Atliekos buvo surenkamos pačioje ligoninėje, rūšiuojamos ir neutralizuojamos, cheminė dezinfekcija ir mikrobangomis. Nors tai atlikdavo specialiai apmokyti darbuotojai, toks darbas kenkia jų sveikatai. Be to visada buvo rizika, kad medicinos atliekos nebus visiškai nukenksmintos ir pavojingi teršalai pateks į buitinių atliekų sąvartyną. Apsispręsta medicinos atliekas utilizuoti centralizuotai, tai yra deginti. Vilniuje pradėta statyti medicinos atliekų deginimo gamykla pagal galiojančius ES aplinkosaugos standartus ir praktiką. Tačiau ten, kur iškyla naujas kaminas, ten problema. Žinoma, pasipylė gyventojų protestai. Tiesiog norėtųsi skaidrumo ir susipažinti su dokumentais. Ar tai bus atliekama saugiai, nes Vilniaus miesto praktiškai teritorijoje statoma įmonė ir ar bus pakankamai išvalomos, gerai sandėliuojamos ir taip toliau. Tada aplinkosaugos sargai gyventojus ramino. Vienas iš pagrindinių aspektų tai yra dioksinų ir furanų matavimo klausimas. Ir tai tikrai bus naujo tipo įmonė, tai bus pirmas Lietuvoje renginys, kuriame bus
pagal visus reikalavimus deginamos atliekos. Jame yra numatytas savo pastovus automatinis monitoringas, taip kad gyventojus tikrai galiu nuraminti, kad ta tarša bus pilnai kontroliuojama ir normatyvai yra pagal ES reikalavimus ir be abejo, jeigu tik tai bus kažkokie tai netitikimai, pati įmonė supranta, kad ji negalės vykdyti veiklos ir deginti atliekas gyventojų sveikatos sąskaitą. Šiandien darbai įmonėje sustabdyti. Šiuo metu yra užblombuotas įrenginys, kad nebūtų galimybė deginti medicininių atliekų, o susitvarkys visus teisinius dokumentus ir kitus reikalavimus, kurie buvo būtent, kuriais buvo įpareigota įmonė, tai tada bus sprendžiamas tas klausimas. Tiesa, Šiauliuose jau baigta statyti dar modernesnė pavojingų atliekų deginimo gamykla. Tačiau anot žiniasklaidos, dėl pogrindyje verdančių interesų karų gamykla niekaip nepradėjo darbo. Atrodytų, pagaliau ledai pajudėjo. Šiauliuose startavo bandomieji medicinos atliekų deginimo darbai. Ne visur yra deginama. Latvija turi kitą technologiją, bet ta technologija, kiek aš bandžiau, ta nėra pigesnė. O turint tokį įrenginį, kaip dabar Lietuva turi, ir jeigu bus priversti kiti ieškoti dar papildomų investicijų šalinimui, tai mano kaip piliečio, ne kaip direktorius, kaip piliečio, būtų labai labai blogai. Jau investuota, jau sutvarkyta, jau turim, jau yra. Geriau nelabai ką sugalvosi. Bet jeigu bus tokie karai ir tokie stabdymai, aš manau, atsiras alternatyvos, bet tai yra vėl investicijos, bet tai yra pinigai, bet tai už tų pinigų stovi pacientai, už tų pinigų mes kaip mokesčių mokėtojai. Medicinos atliekos dažnai vadinamos tiksinčia bomba. Dalis tiesos yra, bet galima tuo ir naudotis tam tikrim tikslam. Šiauliai turėtų išgelbėti Lietuvą ne tik nuo medicininių atliekų, bet ir nuo dažų, tepalų, chemikalų likučių, susidarančių tiek buityje, tiek ir pramonėje. Tik kada tai vyks? Lietuvoje tiksti daug pavojingų bombų. Tai degios, sprogos ir nuodingos atliekos. Naftos produktais užterštos atliekos. Pavojingos transporto priemonių atliekos. Cheminių medžiagų atliekos. Pavojingos statybinės atliekos. Pavojingos medicinos atliekos. Elektros ir elektronikos atliekos, pavojingos buityje susidarančios atliekos. Buvo toks labai akivaizdus periodas, kada buvo labai susirūpinta pavojingomis atliekomis, deja, kaip negaila, paskui prasidėjus tai vadinamai kriziai, galbūt dalis prisidengdami tų atliekų kiekis patenkantis būtent į mūsų įmonę, jis buvo pradėjęs labai stipriai mažėti. Na, tikėkime, kad dabar, kai bus jau deginimo įrenginys, bus vietoje Lietuvoje galimybė tvarkyti, tikėkime, kad ir tų atliekų atitinkamai padidės kiekis ir jos nebepateks į buitinių atliekų sąvartynus, nebus pilstamos, mėtamos. Kol Lietuva neturėjo savo deginimo įrenginio, pavojingos atliekos buvo vežamos deginti į kitas Europos šalis. Deginimui iškeliavo sovietmečio palikimas, pesticidai, taip pat ir nepriklausomybės pradžioje iš bankrutavusių įmonių teritorijų surinktos pavojingos atliekos. Bazilio konvencija numato, kad atliekos, jeigu yra atliekų deginimo įrenginys šalyje, reiškia būtent tos atliekos turėtų patekti į tą įrenginį eksploatuojamo konkrečioje šalyje, o neturėtų būti vykdamas taip pat vadinamas atliekų turizmas. Tai yra, kad atliekos, jeigu jos gali būti sutvarkytos artimiausiam įrenginyje, jos neturėtų keliauti per visą Europą kažkur kitur tvarkymui. Šiandien Lietuvoje sukurta pavojingų atliekų tvarkymo sistema. Jos ašis už atliekų surinkimą atsakinga viena pagrindinė įmonė, turinti filialus Alytuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Vilniuje, turinti pavojingų atliekų deginimo įrenginį ir sąvartyną Auštrakių kaime, Šiaulių rajone. Pas mus į įmonę patenka faktiškai atliekos tik tos, kurios yra numatytos, kad jos turi būti sudegintos, nes šiaip jau pavojingų atliekų tvarkymas vėlgi pagal visus prioritetus, tai pirmiausia yra rūšiavimas,
pakartotinis naudojimas ir jau po to tik tai deginimas. Jeigu jau to, ko nebegalim, sakykime, išrūšiuoti, pakartotinai panaudoti, tada reikia jau, jį sudeginti, ar jeigu tai nėra deginamos atliekos, tai jos turi būti patekti į specialius sąvartynus. Kol kas Šiaulių deginimo įrenginy vyksta tik bandomieji deginimo darbai, tačiau jau sudeginta tonos pavojingų atliekų. Kada jau buvo pasirašyta sutartis dėl pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybos, tada jau mes pradėjome kaupti pas save sandėliuose atliekas degintinas, kadangi būtent toksika buvo įsipareigojus, įrenginio starto metu pateikti 4000 pavojingų atliekų, degintinų pavojingų atliekų, tam, kad būtų galima būtent vykdyti šituos, bandomosius paleidimus. Dabar yra sudeginta kiek, sakykime, prieš mėnesį, kiek žinau, buvo 1400, dabar sudegina gal 1600, šiek tiek daugiau, bet būtent tie 4000 tonų yra deginami, kad būtent tų 4000 tonų deginimo metu ir turi būti įrodyta to įrenginio deklaruotas efektyvumas ir savikaina. Mūsų įrenginio našumas yra numatytas, kad bus deginama 8000 tonų per metus pavojingų atliekų ir kartu yra numatyta ir dabar deginamos yra medicininės atliekos. Deginant pavojingas atliekas bus griežtai stebima ar neteršiama aplinka. Deginimo įrenginys faktiškai buvo pastatytas pagal visus europinių direktyvų reikalavimus. Ir visų pirma, tai buvo akcentuota, kad visi, išmetimai į orą turi griežtai atitikti europinės direktyvas ir būtent yra pastatytas automatinis monitoringas dūmų, kur automatiškai, nepriklausomai nuo darbuotojų, yra viskas analizuojama, pateikiama į centrinį valdymo pultą ir jeigu kokie tai, rodikliai gali būti pradėti viršyti, įrenginys yra numatytas, kad jis pradeda automatiškai stabdyti, jeigu, neužtenka, sakykime, padidinus chemijos dozavimo dūmų valymui, nebeužtenka išvalymo, automatinis įrenginys automatiškai yra stabdomas. Na ir, kaip minėjome, monitoringas, tai jau monitoringas, ir jau parodo, kokie išmetimai yra, faktiškai per visus tuos bandymus, kiek bandomąjį periodą išmetimai nebuvo viršyti nei kartą. Pavojingos atliekos tai nuodingos, degios, sprogios, kitos kenksmingos medžiagos, žalingos žmogaus ar gyvūnų sveikatai bei aplinkai. Gyvsidabris pažeidžia centrinę nervų sistemą. Švinas stabdo vaiko augimą ir intelekto vystymasi. Nuo kadmio atsiranda galvos skausmai, susierzinimas, nemiga. Arsenas sukelia vėžį, pažeidžia genetiką. Aliuminis gali sukelti Alzheimerio ligos simptomus. Nikelis didina vėžio, širdies ligų tikimybę. Nuo polichlorintų bifenilų vystosi nervų imuninės sistemos sutrikimai. Pavojingos atliekos pagrindė Lietuvoje susidarančios pavojingos atliekos tai vėlgi yra pramoninės atliekos, kadangi įmonės naudoja dažus, sakykime, įvairios įmonės. Reikia įrengimus plauti. Tai yra, susidaro kažkokios tai nuoplovos. Šiaip visos tos atliekos turi būti sutvarkytos pavojingų atliekų deginimo įrenginiai, jeigu tai yra degios atliekos. Didžiuliai kiekiai, aišku, susidaro Lietuvoje transporto priemonių atliekų. Tai yra atidirbę tepalai, tai yra tepalo filtrai, tai yra oro filtrai. Ir, sakykime, jeigu dar atidirbusius tepalus mes galim kažkiek tai regeneruoti, tvarkyti, bet po to vis tiek susidaro jau po regeneravimo susidaro atliekos tepalo, kurias jau tik tai galima sudeginti, jau toliau nebėra ką daryti. Na, o dėl buitinių atliekų, sakykime, labai paprastai kalbant, moteris lakuoja nagus, lako buteliukas, jis jau yra pavojinga atlieka. Bet kuris aerozolinis įpakavimas yra pavojinga atlieka. Naudojam dezinfekantus tualetams, tara yra pavojinga atlieka. Tai visos tokios atliekos, o chemiją mes buityje naudojam dabar labai plačiai, tai visos tos atliekos ir faktiškai yra pavojingos atliekos. Pagaliau žmogus namuose nusipirko litrą dažų, dažė kažką, tai jam liko ten tarą arba liko šiek tiek dažų, kuris jas padėjo. Išmetė į tą patį, sakykime, konteinerį, o iš tikrųjų tai turėtų būti surinkamus atskirai. Šiaip, naudojam juk trąšas, naudojam lieka polietileno plėvelę kažkokią, naudojam kažkokius tai pesticidus nedideliais kiekiais, bet tai visa tai yra pavojingos atliekos.
Turbūt ir didžiausi skeptikai sutiks, jog toks pavojingų atliekų naikinimas, koks yra numatytas netoli Šiaulių, leidžiantis dar ir sukurti naudingą energiją iš nenaudingų atliekų, yra būtinas. Po reklaminės pertraukėlės mūsų viktorinos apie energijos taupimą atsakymai ir nauji klausimai. Ir kelionė į medinę Norvegiją. Praėjusioje laidoje pradėjome viktoriną, skirtą energijos taupimui. Ir pirmasis pateiktas klausimas buvo apie puodus. Kokie turi būti puodų dugnai tam, kad sutaupytume kuo daugiau energijos? Plokšti, išgaubti ar įgaubti? Na ir prieš pateikdami jūsų teisingus atsakymus, kreipiamės į profesionalę Laimą. Be abejo, kad daugiau energijos yra sutaupoma tuo atveju, kai puodo dugnas yra plokščias ir jisai gerai prisiglaudžia prie kaitvietės paviršiaus. Labai daug priklauso, iš kokio metalo yra puodas pagamintas, nes aukštos kokybės metaliniuose puoduose gaminti patiekalai ir taip pat naudojant dangčius, kurie yra sunkesni, jie geriau prisiglaudžia prie puodo kraštelių ir taip sulaiko garą, kuris duoda puode spaudimą. Tada greičiau pasigamina ir maistas išlaiko visas maistinės savybės ir taip yra taupoma. Ir turime štai dabar kažkokį puodą, senovinį dar puodą, aliumininį. Taip, turim senovinį puodą, kurio paviršius yra nelygus ir mes jį uždėję ant kaitvietės ilgiau lauksime, kol jis užvirs ir mūsų patiekalai gaminsi žymiai ilgiau. Puodas plokščių dugnų sunaudotų 60% energijos mažiau negu puodas, kurį mes ką tik matėme. Galbūt jūs dar žinote kažkokių tai slaptų būdų, kaip galima skaniai gaminti ir taupyti energiją? Namuose, aišku, geriau yra naudoti apvalias kaitlentės, nes kadangi jas galima pritaikyti pagal puodo dugną dydžių ir tada yra sunaudojama mažiau elektros energijos. Profesionalioje virtuvėje tiesiog patogumui ir virėjų patogumui yra daugiau priimta naudoti kvadratinės kaitlentės, kad galima būtų puodus komponuoti įvairių dydžių ir įvairiuose vietose. Tarkim, mes turime 2 įjungtas kaitlentės, taip? Tai mes tada pastatysime tiek tų puodų, kiek mums reikia virti ir pas mus šiaip galbūt virtų tik tai 2 puodai, o tada verda 3, o jeigu dar reikia ką nors ir pakepti, galima pastatyti dar ir keptuvę. Ir čia viskas gražiai keps. O 2 kitos? O 2 kitos, jeigu jos nereikalingos, jos tiesiog neįjungtos bus. Įrenginėjant virtuvę labai apgalvoti, kokio dydžio bus naudojama ta kepimo krosnis, nes todėl, kad jeigu jinai didelė, jinai automatiškai paprastai yra galingesnė ir sunaudoja daugiau elektros energijos. Tai reiškia, jeigu kepinių bus nedaug? Taip, jeigu aš žinau, kad aš ten, tarkim, iškepsiu 3 skardutes tenkotai kokio patiekalo ir man užteks jo per tam tikrą laiką, tai man jos tokios ir reikia. Ir nereikia jos didesnės, nes jos tikrai yra tos didelės, ten jos yra pakankamai galingos. Taigi teisingas atsakymas buvo plokščias puodo dugnas sutaupo iki 60% visos sunaudojamos energijos. Pirmoji teisingai į klausimą atsakiusi žiūrovė buvo Virginija Vingrienė iš Panevėžio. Į savaitės leidinyje skelbtą klausimą pirmoji teisingai atsakė Joana Diržuvienė iš Vilniaus. Jos gaus prizus – elektros energiją taupančias elektros lemputes. Na, o dabar paliekame puodus su atsakytojų klausimu ir einame į gatvę. Ten pateiksime kitą jums rūpimą klausimą. Kaip Jūs galvojate, dėl ko nuolat kyla šildymo kainos? Kas kaltas dėl to? Net neįsivaizduoju, kas mokam ir kiekvieną mėnesį skirtingai. Tai už dujas brangiai mokam, su kaimynais blogai gyvenam, už tai ir mokam už dujas brangiausiai turbūt, kiek aš girdėjau Europoje. Neįsivaizduoju, žinokit. Žinau, kad ateina sąskaitas, vyras užgalvoja stikimą ir viskas. Man atrodo, savininkai. Yra tokių, žinot, žmonių, kurie tikrai jam įdomu šito padaryti, kad kišenė būtų pilnesnė. Gal valstybės mokesčių reformos? Pavyzdžiui, kokios?
įvesti per didelį mokesčiai vartotojams. Tai ir kelia kainą. Ir kasmet tie mokesčiai kyla. Seimo nariai, kas jos nulėmė tas kainas. Na, o dabar šį klausimą užduodame jums, gerbėmieji žiūrovai. Taigi, nuo ko priklauso aukšta šilumos kaina? Atsakykite į šį klausimą teisingai, bet su jumoru. Trečiadienį šį klausimą dar paskelbsime ir savaitę žurnale. 3 mėnesių žurnalo prenumerata bus ir prizas pirmajam atsakiusiam teisingai ir išradingiausiai. Na, o dabar Norvegija. Karalių, fiordų, stulbinamos gamtos grožio kraštas. Žiūrint į medines sodybas šalia Oslo, akivaizdu, kad čia niekad nebuvo plastikinių dailylenčių ir pseudoarchitektūros revoliucijos. Tvarkingų, tamsiai raudonos spalvos medinių namų šeimininkai, remontuodami savo pastatus, niekad nesugalvos liepti architektui ant stogo užkelti arabišką kupolą ar pristatyti gipsinių, tarsi graikiškų kolonų. Kaimynai mirtinai užjuoktų. Pasirodo, net griaudami visiškai nebetinkamus namus, statybininkai kruopščiai išima senus langus, duris, medinės puošybos elementus ir pritaiko naujajame name. Jei ne to šeimininko, tai kitam praverčia. Tikras medinės architektūros šedevras – senovinis sielių plukdymo kelias Glomos upe. Nežinodamas pagalvotum, gal troliai čia savo medinį miestą ant vandens įkūrė. Kamgi tokie mediniai bokšteliai gali tikti? Pasirodo, jau kelis šimtmečius sielininkai čia dirbdavo savo sunkų darbą. Dabar tai tik muziejus, bet mediniai statiniai puikiai išsilaikė. Atšiaurus klimatas visokių kinivarpų priešas. Pačiame Osle gali pamatyti ir kelių šimtų metų senumo medinių sodybų. Tai norvegiškos Rumšiškės, buities etnografijos muziejus. Laidose esame nekartą pasakoję apie itin ekologišką šiuolaikinių, dažniausiai pasyviųjų namų, kurių statymo bumas prasidėjęs vakarų Europoje, detalę – žaliąjį stogą. Žolė, augant ant namų stogų ir storas velėno sluoksnis – geriausias šilumos izoliatorius. Žinoma, karštesniuose kraštuose tokį stogą reikia laistyti, kitaip geltoni kuokštai nepuoš, o niokos būsto vaizdą. Ir kaip nustebome, pamatę etnografinės, kelių šimtų metų senumo norvegiškas sodybas su ištisomis pievomis ant stogų. Štai iš kur pasirodo kilo žaliojo stogo idėja. Senieji vikingai, o gal greičiau namuose likusios jų žmonos, sugalvojo tokią nei remonto, nei ypatingos priežiūros, nei reikalaujančią stogo dangą, leidžiančią šiltai pragyventi šaltą norvegišką žiemą. Apžiūrinėdamas medinės architektūros detalės, kaip sako patys norvegai, išlikusias anaiptol ne vien tik šiame muziejuje, bet ir visuose šalies miesteliuose, ypač tokiuose kaip Stavangeris, netgi apdovanotas svarbiausia Europos premija už kultūros paveldo išsaugojimą, nori dėmesį atkreipi į tokius, sakytum, raganiškus namukus. Tikras namelis ant vištos kojelės. O pasirodo, nėra čia jokių burtų. Tiesiog senieji norvegai puikiai žinojo, kad šaldytuvai bus išrasti tik po kelių šimtmečių, o papjautus ir pasūdytus elnius ar žuvį šeimai reikia išlaikyti nesugedusius. Tad tokiuose vėjų perpučiamuose nameliuose, į kuriuos nei jokios lapės, nei pelės įsibrauti negalėdavo, maisto atsargas vikingai ir palikdavo savo gausioms šeimynoms. O patys keliaudavo, kaip dabar žinome, net iki Sicilijos. Ir plaukdavo jie štai tokiais laivais, mediniais. Ir iki šių dienų tokie išliko. Dauguma muziejuje stovinčių laivų iki šių dienų išsilaikė tik todėl, kad buvo paskendę šaltojoje Šiaurės jūroje ir sūrus vanduo tarsi užkonservavo medį. Tad pasigrožėję medine Norvegija galime tik pasidžiaugti neseniai pasirašytų Lietuvos ir Norvegijos memorandumų dėl būsimos didelės finansinės paramos, kurią Lietuva gaus, kad išsaugotų gamtos ir kultūros paveldą, ypač medinę architektūrą, kol mūsiškiai, sodybas renovuodami, dar visų medinių detalių prakuroms nesunaudojo. Šiandien tiek. Kitą sekmadienį Velykos. Tad paliksime jūs šventę švęsti, o apie energijos taupymą kalbėsime dar po savaitės. Tai yra gegužės 1. Tad linksmų jums švenčių.